Jeigu būtų sunku humanitarui su tiksliukais, tai aš su savo tėvais susikalbėčiau pirmiausia. Reikalas tas, kad mano mama baigė chemijos technologijos fakultetą tuometinėme Kauno Politechnikos institute, kuris dabar pavirto KTU. Mano tėtis yra inžinierius, taigi aš iš inžinierių šeimos kilęs. Aš esu klaida, aš esu sūnus paklydėlis, kuris tapo humanitaru. Tai man labai lengva susišnekėti, man patinka gamtos mokslų žmonės. Mano geriausi draugai yra fizikai. Mes sėdim, diskutuojam apie Dievo buvimą su jais. Kažkada mes su Mamontovu šnekėjom apie tai, kad jis yra popsininkas su rokerio mentalitetu. Ir todėl jam sekasi. Tam tikrą prasme aš irgi taip darau. Kurdamas savo humanitarinius produktus, nes laidos vis tiek yra produktai, kad ir kaip jas pavadinti. Aš vis dėlto turiu ir pakankamai tiksliai apskaičiuoti, ką aš darau. Mano laidose nieko nėra atsitiktinio. Ir aš žinau, kad žiūrovai visą laiką tą pastebi. Ten yra palikta paslapčių, inkliuzų, žiūrovai visą tai žino ir laidos yra konstruojamos labai valingai. Tai yra labai tikslus audinys. Ir čia reikalingas toks truputėlį ir matematinis matymas. Jau nekalbant apie tai, kad mes laiką turim skaičiuoti. Mes laiko tironija mums privaloma. Mylimas darbas yra tas darbas, dėl kurio tu galėtum mirti nuo išsekimo. Būtų, manyčiau, gana tiksliai formuluoti. Žmonėms atrodo kartais, kad kai žmonės kažką padaro, tai kad tai yra malonu ir kad procesas galbūt buvo malonus. Toks įspūdis susidaro. Tai natūralu, kad procesas yra sunkus darbas. Visada yra sunkaus darbo, visada yra momentų, kai norisi viską mesti, lėkti laukais, visi mes žmonės, niekas, kas žmogiška man nesvetima, ogi ir klaidos šalia, kurios dar tik padidina sugaišto laiko kiekį. Ir mėnulio fazės, ir mūsų santykiai kolektyve, daug visko. Bet kol yra tas bendras tikslas, kol yra ta aistra, tol viskas gerai. Tada negaila. Negaila nei tų nervų, nei tos skaudančios nugaros, nei tos širdies permušimų, nei ko nori. Ir apie tai nėra prasmė šnekėti. Visi mes tiesiog turim žinot, kad sunkiai dirbti teks. Ir duok Dieve, kad tik tai rezultatas mus patenkina. Arba bent jau, kad mes galėtume juo pasidžiaugti. Pasidžiaugti irgi reikia nepamiršti. Būtinai.